Atsikibai? Kur esam? Gera. Kažkas sakė, nenoriu, bet viską surijam. Visą puodą. Laikyk, Valtį, suk. Avytės, kiek avytės. Liuks! Nu jau nebenuskęstumėm dabar. Tu su ją myluojas, tai bučiuojas. Viską darai su Valtį. Pabudome ir kelkimės. 3 dieną pradėkime. Aštuonims baisoks, pasižiūrim, kas gera. Gamtoj naktį lyg ir turėjo lyt, bet keli lašai tik krita. Tai gal tiek ir to lietaus. Žiūriu, jau saulė pradėk žadint, manęs atsikėliau. Tai ir saulė atsikėlė su manęs. O, ir Tomai mes pasistatėm tiesiai ties saulę. Lyta, matos, bet labai ramiai keli lašiukai. Važiūrė, šlapia žalytė. Šlapia ir palapinė. Žiūrės, kol atsikelsim, kol sutvarkysim, visas rūks ir debesis. Nueinant ten, saulė kelias, mes irgi keliamės. Kaip be būtų gaila, šiandien paskutinė plaukimo diena. Toks plans buvo, kad plauksim 3 dienas. Vien dėl to, kad mano sūnui rytoj įteikimai atestatų baigia gimnaziją, tai turim dalyvauti. Taip pat ir gaunas, atostogos bus mini tokias vat upiai, o kitą dalį tada pratęsim jau ant ratų. Reikia ir ant ratų turėti atostogas, aš tai labiau noriu ant ratų, nes upiai tas pats vaizdas. Medžiai, grožis, vanduo, rūra šlapia, bet kai oras gers, tai labai faina keliauti ir su valtim. Nauja patirtis, naujas išbandymas. Tikrai norėjom išbandyti, pažiūrėti, ar tilps mūsų visi daiktai, mūsų visa manta, viskas telp, su valtim irgi galima keliauti. Tai ir aišku, jinai nėra tokia greita kaip Baidarės, bet kai tu plauki tokią upėje nėra daug slenkščių, tai jie reikia mėgautis, džiaugtis ir, nes kai greit praplauki, nieko nematai, taip ir kaip su dviračiu, kaip su mašina. Tai va, šiandien turėtumėm plaukti iki beveik Betygalos ir tada jau vakarienė ir namo. Tomas atsikėlė. Dar kartą sakau, kibiras labai gerai, gali upę atsinešti į stovyklavietę. Ir ryte tiesiog susipraus kaip katinėlis. Aš labai noriu kavos. Kas padarys kavos? Kas padarys kavos? Aš kavos darytoja. Pusryčiai suvalgyti, buvo blynai, atėjo šitos pavėsinės savininko sūnus ir papasakoja, kaip jie čia statė, kaip jie čia tvarkė. Vienu žodžiu, šaunuolis, palapinė irgi nugriauta. Oi, kaip tingi plaukti, reikia apsiklijuoti pirštus su pūslėm. Keliaujant maistas mažėja, šiandien atlaisvinta dar vieną tašį. Bus lengviau plaukti. Daiktai surinkti, žmonės paruošti. Ačiū nuostabiems šeimininkam, kurie mumis čia priglaudė šią naktį.
tikrai 10 balų stovyklavietė, bet jeigu atvažiuoja, tai labai prašom visų susirinkti šiukšles, nieko nepalikti, kaip mes va taip ir padarėme. Čia vieni baidaristai plaukia. Kiek čia valandų? 11 valandų 35 minutės. Kaip vakar, tai normaliai. Labai normaliai, vanduo prie pat, valtis jau supakuota, žmonės tik neįlipę dar. Skelbiu, 3 dieną pradėta. Stabdyk. Atsikibai? Nesuprantu, ką? Atsikibai? Palauk. Nesuprantu, kur kas pakibo čia. Aš tai nepakibus, o tu? Nu, gal tada gerai viskas. Atsitiesinam ir... Palauk. Viskas okei. Smagiai čia. Čia jau tų žolių reikia tą medį mum įtrauks. Tu nebandai tą laikyti tą irklą va čia va ir va taip va braukt, o ne taip kai dabar tu darai. Vo ir nugarą suk. Vo. Nu, nežinau, bet dabar tu varai taip kaip maždaug reivo, iš nugaros dirbi dabar. O, žiūrėk, plaukiam iš karto. Labą dieną. Liūtis iškris. Čia šviežiai nuvers, čia per šią audrą bus turbūt. Kaip čia? Čia labai daug gylio. Belia, kiek čia gylio? Aš turiu išsimti telefoną. Nu tikrai nebus tiek gylio tau iki nelies šortų tų. Kam ta moteris reikalinga? Pala. Viskas, tu užstrigai. Norėjai sustot va ir priverstinis sustojims. Nuvirtusi eglė įveikta. Mes esam liūčių įveikėjai. Jo, garnys čia turbūt. Labai įdomus jisai. Ir pluojam jau 2 valandas. Upė labai vingiai, labai kitokie, tokie švelnus. Lengvai įvingiuoti juos, bet labai įvairi gylis. Tai sekluma, tai akmuo, tai žolytė.
Įdomi labai upė. Toj atkarpoj, bet nei gyvos dvasios. Viena kita antis, žmonių, baidarių, nieko nėra. Kaip ir švariau, šiukšlių nėra, gal čia mažiau plaukiama. Turėtų būti plaukiama. Na tai tiem visiems baidarininkam reiks stovyklaviečių, kempingo, čia nieko nėra, tik tais žolinėliai. Laidai, kažkur kažkas gyvena. Vėlės, krūmai. Kur tie pušynai išgirti, aš nematau kol kas. Tiesiog prarandi laiką, jausmą tokį nesuprantu, kur tu esi. Ar čia kels, ar čia miestas, ir taip smegenis. Nu tikrai čia kas nori pabūt be socialinių tinklų, be telefonų, tai labai gera pramoga. Tiesiai šiukšlės. Nu, karšin, kas paliko šiukšlės. Laivas paliekamas. O, kaip gerai. Lipam į kalną pažiūrėti, kas per stovyklavietį. Baidarių punktas. Stalas. Kempingas. Einam paskaityti. Oi, čia ta Lakštingala, čia ne ta dar stovyklavietė. Va čia žiūrėk kitą vietą priplaukimą. Kur mes esam? Niekur mes čia nesam. Iš viršaus, kai žiūri, tokia maža ta upė. Man atrodo, dar turim plaukti, nes čia ne ta stovyklavietė. Pažiūrėtas žemėlapis ir nuspręsta plaukti toliau. Žuvis plaukia. Buvo nuspręsta plaukti toliau. Ir pluojam pasroviui. Mėnį krūmokščiai. Žiūrėk, rožių padėja man kažkas. Labą dieną. Nereikėjo čia tų gėlių. Negausi čia mano. Nu, čia galvojam, kad dėl mūsų. Tik prie gilių traukia moteris, ar ne? Seklumo. Pagal planą 10 km, 3 valandas plaukiam, einam valgyti pietukų. Vau, kokia stovyklavietė, čia labai puikiai. Sakė, noriu arbatos. Aš gal tada ir kavos gersiu irgi. Aišku, atsigeriam. Atsigeriam. Kai baigsis atostogas, aš nieko nebegaminsiu. Atvažiuoju į atostogas ar į gaminį. Nem kava. Rytas. Matai, kaip tie jaunuoliai romantiškai sėdi. Mes romantiškiau valgyti. Bas mum romantika jau senai baigęs, moteris turi valtį tempti su visų vyrų, valgį daryti. Nu, vienu žodžiu, čia tik draugeliai per porą mėnesių išsibaida. Raseiniai 14 km jau belika. Čia va yra Padubysio Paliakalnis ir pažintinis takas, ten reikia. Pažiūrėkim, kas čia geram. Čia tą salą mes jau čia apiplaukiam. Kur mes esam? Lyduvienai, Kalniškiai, Rakava, 5 ir 6, Padubysio miškas. Tai čia mes jau čia esam, čia. Už akmens gal čia, ten buvo, na, čia tam. Mes, ai va, bet įgalą mes iki čia malūns bus. Kaip mes pro tą, va toks malūns bus. Persikėlė viryklė čia, čia. Cirkuliacija vyksta. Virguliacija, punkuliacija. Praraukia prie dugno. Oi, skaniai kvepia. Tradiciškai mūsų tradicinė tušonkė, mėgstamiausia, iš tikrųjų va šita viena iš geriausių.
Būtent filė, kur yra, va štai čiučiu, ten pusę eurą gal brangesnė, bet grynai filė ir tikrai skaniausia. Nes yra kitos, tai bandėm, nu ten nežinau, likučių viskas. Jo, pievagrybiai. Putrozė išvirta. Niam. Tomas pirmas ragaus ir vertins. Bet labai karšta. Ar su šakute nori su šaukštu? Su šaukštu gal čia tokius geriau. Nu, karšta. Nu. Papūst. Morkos neišvirė. Biškį dar morkos neišvirė, daugiau viskas okei. Nu, bet jos yra daržovės. Daugiau vitaminų. Skanu. Aš per karštą. Reikia papūsti labai daug. Vėjas kaip tik dinga, bet šilts vėjas. Saulės karšta net. O ko ne pietai? Pietai. Beleka. Kažkas sakė nenoriu, bet viską surijam. Visą puodą. Mes nenuskesim. Nu va, čia reiks dapūst valtį, reikės dabar. Vienas pliusas tašių sumažėjo, bet mes sunkėjam. Čia tai kalorijos lėčiau deg. Vienu žodžiu. Jeigu negrįšim, tai vadinas paskendam porą gurkšnių kavos. O kas bliūdus plaus? Upė. Endendu paparmaliau ir išeini laukantu. Jeigu išeini, tai tu plauni? Ne. Iš tipo? Ne. Pastia. Tai, Nešaltas vandenėlis. Nu va, pietai pavalgyti, plauksim toliau. Tai mums dabar reikia plaukti iki Betygalos. Tenai bus kažkas panašaus į malūną. O nuo to malūną bus poilsio zona. Tenai nuplauksim ir jau darysim vakarienę ir lauksim vaikelis, kada atvažiuos mūsų parvežti. Nes jau šiandien paskutinė diena. Dip. Oh my gosh, nebenoriu plaukti. Tiesiog tingiu. Sutingome. Nu, čia į to šakalas plaukime. Upė paplatėja, tai plaukiam tokiu kaip ežeru. Matom labai daug žuvų. Įdomu, nes dabar saulė šviečia, matos, kas po vandeniu darosi. Visiškai kojos belė kaip dega, aš nežinau, kas su jom bus. Realiai tokio upėj reikia geriau kokias vat medvilninės kelnes mauti, žinai, lengvas, kad skraidytų. Nes žiauriai iškepia kojytės. Salą atitrūkim. Dar vieną salą. Neprisileid šitie artyn. Jom karšta mažutėm. Avytės, kiek avytės, juodos. Krantukuose visi apaugę, atspindžiai tie tokie visai kitaip. Skardžiai vėl prasideda atodanga. Plaukiame džiunglėse, grinose. Labai vaizdai tai. Nu tikrai va čia, nu belė kokią vaizdingumą pakrantės. Baigiam atplaukti Betygalą. Dabar turėtų būti vandens malūno krioklys. Aš kaip tyčia labai bijau jo. Aš tai bijau, bet mes niekaip negalim priplaukti to malūno. Bet jau girdžiu ūžiantį.
Laikyk, valtį, suk. Tiesiai akmuo. Au. O, dar vienas. Čia va galima sustoti. Eik tu načiart. Fui. Pasimeti viskas, nieko nebedaro. Aš suakmenėju visą. Nu, išakės to valtį, suk nieko nedaro. Čia galima išlipti. Aš medį nenoriu. Negazuok, Tomai. Jo, jau toks. Čia jau ta stovyklavietė, jo, čia žmonės. Labą dieną. Labą dieną. Labą vakarą. Saulė yra dar dieną. Все, pertrauka. Nu va, finišas. Lauksim, kol atvažiuos parvežti. Nei daug, nei mažai. 22 kilometrai šiandien. Baigsim 3 dieną. Reikia pasižiūrėti, kiek čia iš vis kolegos dasivyja. Tomas jau dėlioja daiktus. Perplaukė visi baidaristai. Tai viso gavos apie 64 kilometrus. Einam tvarkytis, Toms jau vienas pats viską baigs tvarkyti. Ką tiesiog paversim čia išplauktas visas kuras. Eisim išsimaugdysim, jų valtį padžiavinam. Tu per daug prisiputėjai. Nu eik. Nu ką nenori, kas čia nori, nenori, tik eik. Nu dabar turi pasileisk. Nu bandyk tu. O, šaltas vanduo. Matai gerai, ką per klyną, va nieką nedarau, kel kojas, tai gerai. Nieką paplaukti negaliu, turi sakiau, su šniūru mane temti. O jeigu taip, antraip, va, taip kaip gerai. Ar rimtai? Va, gali gulėti. Liuks. Nu jau nebenuskęstumėm dabar. Nu, visi švarutėliai, gražutėliai, rūbai švarus, patys išsimaugdė. Valtis jau džiūna. Atlaikė ir pūslės ir viskas ir nieks jos nepradūrė, nei viena šaka. Šiandien diena tokia man buvo viena iš sunkesnių, gal kad daugiau lygaus vandens. Dėl to, kad malėmės tą upę. Atrodo toks, kai ežers ir kai ežers yra, tų sraunumų mažiau, tai neįdomu visai irkluot. Ir gal vaizdingumą mažiau šiandien buvo. Bet šiaip Dubysą tikrai rekomenduoju praplaukti kuo arčiau Kražantės, nes ten tie tuneliai po medžiais, tai pirmą dieną buvo tikrai labai wow, įspūdingai. Ten tikrai verta ir tikrai norėčiau dar kartą pakartoti. Tas plaukims gal labai gerai, kada nuo dviračio tu pavargsti ir pavargsti nuo žmonių, nuo tų objektų plaukime, tu gali tiesiog relaksuoti, atsipalaiduoti. Aišku, kiek nuplauksi, tiek nuplauksi, kada laiks nespaudži, tai tu į dieną apie tą 20 km, tai tokiu lengvu tempu, su pietų ruošimu, su ilgai pamiegojimu. Mes iš tikrųjų miegojom iki ilgai, normaliai iki 8, kol susiruoši visą 12 pusryčiai, susipakuoji daiktus. Kas liečia skirtumą, daiktų pakavimą su dviračiu, tai beveik tas pats, nes vis tiek tu turi visus susidėti į vietą, susidėti maišus, tik tiek, kad gal reikėtų susižymėti tas tašės, kad žinotum, kur kas yra, nes pavyzdžiui, ant dviračio tu žinai, ką priekį tas anas, kad gali pasimti, bet čia tiesiog susidėliavimui. Mūsų maišai, dviratiniai tai visi viskam labai tikė.
super, gali ir į valtį dėti, ir jie neskęst, ir jie nepraleidžia vandens. Tai va, nevirtom, ačiū Dievui, bijojau labai šitų krioklių visų. Buvo netgi kiek tom suskaičiavo 3, pasižiūrėsim, suskaičiuosim. Bet jie su mūsų valtim, jie visai kitaip, jie tokie smagus ir po to per širdį nuein, bet vis tiek, noris tokia veiksma tada, kada vingiai, kriokliai, tada būna jau įvairių. Tai viso mūsų žygis išėjo 3 dienos, 3 naktis, nes mes atvažiavom prieš tai dieną, tai iš viso nuplaukėm 65 km Dubysos, tai realiai pusė dar belika ir būtų jau kas iki to Nemuną plaukti, nes visa Dubysa yra 130 km. Tai va dabar baigiam netoli Betygalos, tai kitą kartą, jeigu norėsim plaukti, va toj vietoj galėsim startuoti ir tada plaukti iki pat Nemuno. Čia irgi gal apie 60 km ir beliek, nes ten nuo Šiaulių dar kokį 10. Vienu žodžiu, kažkas tokia. Tai va žygį užskaitau, kartoti tikrai kartosim, nes tokia pramoga labai patiko Tomui, aišku ir man. Man aišku reikėtų daugiau žmonių, daugiau parduotuvių, nes kas liečia su parduotuvėm, tai yra problema, tada tu turi eiti kažkur į kitų parduotuvių, nes upė, bent jau apie Dubysą kalbu, čia buvo tik vienintelis taškas, kur arčiausia parduotuvė buvo Lyduvenai, iki ten buvo apie pusę kilometrą iki jos, arba ten netoli kaip Pakalniai buvom, tai irgi sakė apie kilometrą iki parduotuvės, tai maistą būtinai turit turėti, jeigu mėgstat alų, tai alaus būtinai turit įsidėti. Tai va, baigiam prie Dubysos tokioj stovyklavietėj, free campingė, tai labai faina maugdyklė, išbandėm lemenės, tai dar netgi susiradom kelioniai, sakau, žmonių nėra, tai susiradom netgi 2 gerbėjus, kurie paprenumeravę mūsų kanalą, tai ačiū jum vaikinukai, linkėjimai tai merginai iš Pasvalio, kuri ten bus žmona kažkurio iš jūsų, tai smagių žiūrėjimų, ačiū, kad mumis sekat, ačiū, kad keliat nykštukus, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad paspaudžiat varpelius, tai esam laimingi, atostogos tęsės, tai rytoj grįžtam namo, šiandien jau grįžtam namo, o rytoj, kitą dieną, nauji nuotykiai ir naujos pramogos. Greičiausia bus jau ant ratų, nes Toms pažadėjo, kad važiuosim kažkur su dviračiais. O kur? Tai visi pamatysim greitai. O dabar ką mes turim padaryti vakarieniai? Tomai, tu galėtum dar papasakot, kaip tau patiko Baidarės mūsų valtės žygis. Patiko, aš jau senai labai norėjau, ne taip Daivai kalbėjau. Tomo įdegis yra labai gražus, nes jisai norėjo būti pliks ir plaukęs su lemenė tiktais, tai jisai dabar turi tokią baltą lemenėlę ir ant kaktos pakel galvą parodyk, yra va čia va juostelė, nes jis irgi norėjo būti operatorium ir filmavo mano... Operatoriaus ženklas. Operatoriaus ženklas. Mano kamera buvo ant valtės. Nepirkit GoPro, bus toks ženklas. Tai dabar sakiau, va toj vietoj baigiam, tai kitais metais, jeigu startuosim, tai startuosim jau nuo čia ir startuosim, varysim finišuoti Nemune. O gal net jūrai. Dabar reikia visokių kitokių, dabar tų upių yra labai daug dar iš tikrųjų. To pačio jau nebeįdomu, reikia, čia jau jeigu jie plaukti, tai plaukti iki galą. Taip. O yra Latvijai labai daug fainų upių ir Lietuvoje dar kitų upių, ten tikrai tas pačias nebeims. Mūsų valtis, kad ir kokia lėta, bet mes visas Baidarės lenkiam ir arba jie buvo lėti, o mes smarkesni. Tai va dabar ją įsidžiovinsim, smėlį išbarstysim, vešim namo ir lauks kitų nuotykių. Radom irklą, tai vešimės namo, turėsim dabar 2 baidarinius irklus, gal kada maža kas prireiks, radybų visada negalima palikti, radybos yra jau radybom. Tai mylim, bučiuojam ir sakom iki kitų kartų, ate tam kartui. Ne, dar eisim valgyti mes kažką. Viską parodysim, kaip grįšim namo, viską parodysim. Elektros 3 dienom tikrai užteka. Visus savo bankus turėjom. Vandens tik tais pavogėm iš namuką vieną. Tai čia ne vagystė. Vandens, kaip sakė, galima imti vakarienę. Paprasta. Sūris, džiovinti mangai. Dar yra lašinių su gaideliu. Liuks, ne? Kad skask sūrė. Sūris su mangais. Sūris 3 dienas ant saulės buvo, tai kaip naujas. Naujai fermentuotas. Ja, čia rūkyts 2 kart fermentuotas. Nesusmirda. Niekas nesugedo. Ką žinau, šiaip toj kelionėj galiu pasakyti. Maistą prisidėti galima realiai
savaitėj be užsipirkimo. Vandens tik svarbu turėti pasipildyti. O šiaip kas su vandeniu, tai va buvo bent kelis šaltinėlius pakeliui. Gali pas žmogus stoti. Gali pas žmogus stoti. Tikrai privačių Tai. teritorijų. Bet šiaip šaltinėlių į upės ištekančių iš tų kalnų ten tokių būna, kur natūralūs. Tai va bent kelis tokius sutikom, iš vieno to prisileidom. Tai va. Realiai galima be problemų. Bet reikia daug vandens, kai karšta. Ir elektros reikia turėti, kam Elektros jau, arba saulės baterkė, arba powerbankų, biškai daugiau, jeigu kai savaitėj planuojam žygis. Bet kempingų tikrai pakeliui buvo ne vienas. Nu, bet žinai, kol pasikraus. Noris, kad nesigaišintų, pasikrautai belia kiek laiką reikia. Tada turi nakvoti Jo, turi nakvoti kempingę. O jeigu nori va tokią laukinę grinai kelionę, jau visiškai unsupported. Nu, tai tada jau tada geriau viską tą pasirūpinti. Nu, 3-4 dienas, tai taip. Maisto tai žiauriai. Sakau, jei realiai į tą valtį susipakuoti, skyrus vandenį, iki savaitės viską galima, ką reikalinga, be problemų. Ryžiai, makaronai. Dar ir daugiau, jeigu ten kukliau pavalgytų, nes energijos daug nenaudoji plaukdams, palyginus. Nu, bet turiu menėjim, ne taip, kai su dviračiu ten tiesiog daug išprakaituoji, visai daug aktyvesnis dalyks. Norisi jau ir mineralinių visokių, ir Coca-Colos, ir visko jau, kaip sakant, tonizuojančio. O čia tai taip gali be problemų išgyventi. Be tokių skanavimų. Be alaus norėjai. O, be alaus sunkiausia buvo išgyventi. Šiandien gersim, bet realiai čia didžiausia buvo problema. Neturim namie alaus. Jau nebeturėsim. Kaip? Nes nebenusipirksim. Va, kiek daiktukų. Kiek tu taši? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, didelė 9, kuprinė 10. Ir jau valti Tomas kučelioja, saulė leidžias. Gerai, nereikia, girdi. Tu su ją miluojas, tai bučiuojas. Viską darai su valti. Minkšta, ne? Kur tas mūsų taksys? Va, taksys atvarom.